Taigi, sveiki atvykę naują Edukus pamoką ir šiandieną mes turim veiksmažodį to come ir įvairias frazes, kurias galim sukurti iš šito veiksmažodžio ir kitų papildomų žodžių, nes esu pastebėjęs, kad kartais susiduriam su tam tikrom frazėm ir nežinom, ką jos reiškia, atrodo, kam ateiti, užeiti ar ne, bet turim daug skirtingų frazių, kurias galim panaudoti ir šiandien būtent prasibėgsim pro dažniausiai naudojamas. Tai pirmoji tiesiog yra to come in, tai yra užeiti, įeiti, pasisvečiuoti, tarkim, ir taip toliau. Jeigu pabandysim galbūt padaryti vieną kitą sakinį pavyzdinį, ar ne? Tai pavyzdžiui būtų arba tiesiog galim sakyti please come in. Tai yra, prašau, užeikite, ar ne? Please come in, prašom, užeikite. Tokia frazė, kurią tikrai galim kiekvieną dieną susidurti. Tada kita frazė, kurią labai pastebiu, kad mokiniai kartais nežino, ką reiškia, yra come clean. Come clean. Tai yra to come clean, tai reiškia prisipažinti, kad kažkas tai buvo padaryta. Tiesiog, tam tikroje specifinėje situacijoje prisipažinti. Tai pavyzdžiui, aš iki galiu, čia kaip turim tiesioginę kalbą please come in, galiu irgi sakyti come clean now, ar ne? Come clean now. Galima net gale šauktuką padėti, ar ne? Come clean now. Kaip prisipažink ir pasakyk tiesą dabar pat. Pasakyti tiesą, prisipažinti, ar ne? Ok, tada turime come up with. Come up with. Man labai patinka šita frazė, tai yra tiesiog sugalvoti. Tai pavyzdžiui būtų he came, ir kad šokam į antrą formą, came, ar ne, nes turim praeitį, nes aš sakau, kad sugalvojo. Tai būtų he came up with some very good ideas. Tarkim, ar ne? Tai reiškia, jis sugalvojo keletą tikrai puikių idėjų, ar ne? He came up with some very good ideas. Tai reiškia, to come up with yra sugalvoti, išgalvoti ir taip toliau. Tada mes turime come through. Come through, to come through, ar ne? Čia tik tu, aš nededu priekį, supraskite, kad kalbam apie bendratį, ar ne? Come through. Tai čia reiškia, mes netgi vieno specifinio žodžio tikrai neturėsim lietuvių kalboj, bet tai reiškia sėkmingai pasirodyti. Bet taip sėkmingai pasirodyti tada, kai mažai tikimasi. Pavyzdžiui, ar ne? Tokį sakinį padarykim. He came through when we needed him the most. Tarkim, ar ne? Reiškia, jisai pasistengė, padarė, ką reikėjo padaryti tada, kai mums labiausiai jo reikėjo. Tai sudėtingas labai vertimas, sėkmingai pasirodyti ne visada bus teisinga, bet come through reiškia tiesiog kažką tai padaryti, kai labai reikia ir kai yra mažai šansų. Pavyzdžiui, komanda gali they came through in the end, ne, aš galiu sakyti. Tai reiškia, pabaigoje jie vis tik sugebėjo laimėti. Tai va tokia frazė, kuri reiškia per visokias negandas, kai mažai tikimasi, vis tik gerai pasirodyti, kažką sugebėti padaryti ir taip toliau. To come to reiškia prabusti, bet prabusti tai nebūtinai, kad ryte, kaip wake up, ar ne, bet tiesiog kaip prarandi sąmonę, ar ne? Tai pavyzdžiui, filmuose gali kažkokia būti žmogus, tarkim, buvo sąmonės netekęs ir sako tada he just came to, ar ne? Jis ką tik prabudo, ką tik tai atgavo sąmonę. Tada mes turime come over. Tai irgi tiesiog yra užeiti, užbėgti galbūt labiau, ar ne? Jeigu turim tokį come in, tai tiesiog užeiti į vidų, kaip patį veiksmą labiau atlikti. Tai to come over, tai reiškia toksai, pavyzdžiui, toksai sakinys she came over, tarkim, my house after work. Jis užbėgo pas mane į namus po darbo, ne, tarkim, atsigerti ant kavos, pasilaibinti ir taip toliau. Tai va čia būtų
come over. She came over. Tiesiog užbėgo, pasilabino, pasisvečiavo, ar ne? Ok, turim tokią frazę come with. Ir paprastai, kur jinai naudojama, tai tarkim gaunasi, kai naudojam trečiam asmeniui vienaskaitai ir ypatingai tam it. Nu, pavyzdžiui, nusipirkat kažkokį daiktą, ar ne, ir ten yra dėžė. Tai jūs sako, it comes with a box. Tai reiškia, ateina su dėže tas daiktas. Jau ateis jisai su dėže. Arba it comes pre-installed. Pre-installed. Tai reiškia, jau ateina suinstaliuota viskas, pavyzdžiui, kažkoks kompiuteris atvažiuoja, ar ne, suinstaliuotas. It comes pre-installed. Ar ne? Gali ir tai būti. Tai tiesiog, kai kažkas tai ateina papildomai su kažkuom, tai ypatingai tai kažkoks daiktas dažniausiai bus. Tarkim, galim ten sakyti, this book comes with a couple of bonuses, tarkim, ar ne? Plus kažkokie perkat knygą, kažkokie bonusai ateina papildomai. It comes with, ar ne? To come with. Turim frazę. Come to conclusion. Come to conclusion, tai yra prieiti prie išvados. Prieiti prie išvados. Mes labai panašiai sakom lietuviškai. Prieiti prie išvados, come to conclusion. Tarkim, we came to conclusion that we need to move to England. Ar ne? Priėmė prie išvados, kad mums reikia keltis gyventi į Angliją. We came to conclusion that we need to move to England. Tai va, tokios tos pagrindinės frazės. Naudokit jas, žinokit, atsiminkit, tikiuosi bus naudinga. Ir ką, tada pasimatom kitoj pamokoj, kur galbūt paimsim kitą frazę, kitą veiksmažodį. Iki.